Sveiki visi, nutariau pasidžiaugti ausinėmis, nupirkau tokias neblogas ausinės, nebrangiai, kaip tik akcija buvo Ugreen HiTune H6 Pro. Pasirodė neblogos tokios, turi po 3 mikrofonus, ten garso, triukšmo mažinimo, paskui skaidrumo funkcija, Hi-Res, LDA kodekas, vienu žodžiu daug tokių dalykų. Tai vat pasižiūrėsime, aš nesu apžvalgininkas, bet mėgstu pasidžiaugti gerais daiktais, parodyti. Visą laiką seniau pirkdavau, keldavau, tai nieko nekalbėdavau, dabar galvoju, gal reikia papasakoti, ką čia nuperku, kažkas buvo rašęs, kad ko tu nepakalbė. Ne apžvalgininkas. Bet man patinka, čia mano hobis, kažką parodyti, nusiperki, parodai, čia užkliuota. Neseniau būdavo, kai ką nors perki, parodai, ką nors nufilmuoji, įdedi ir vienu žodžiu būdavo tada taip, kad jeigu įdedi prie apžvalgos, tai vienu žodžiu prisikaupi taškų, ten, pavyzdžiui, kokį nors daiktą perki, paskui, pavyzdžiui, tau ten žiauriai gerą nuodą pritaikyti, gal gerą daiktą. Dabar taip nebedarau, bet ten kanale matosi gal ten visokių dalykų prifilmuota, padaryta, ten savo, kam nors kitam perki. Tai va. Ką mes čia turim, čia tokį dalyką. Užsiprašysim lauk. Tai čia turim. Čia visą laiką įdeda laidą ten Type-C, ten pakrovimą. Net nepakuos. Nesąmonė. Čia va dokumentacija. Ta firma Ugreen, jinai nebloga, laidai geros kokybės jos ir vienu žodžiu tos ausinės tokios man pasirodė, aš jas nebrangiai nupirkau, ten su gera akcija, ten gal keli eurai gavus, šiaip jos dabar jau taip nebenupirks, bet palyginus labai nebrangiai kaina. Tai va, nieko nėra čia daugiau, tai va ir yra, dėžė. Čia taip gražiai, kaip visą laikį pakuota. Bet firma nebloga, gal taip, toksai malonus dėžutė malonė tokia. Jie atsidaro iškart, jie pradeda ieškoti ryšių. Faina, jis čia turi autostop funkciją, išsiemi iš ausies, jie sustoja, pauzę padaro, LDAC, čia triukšmą, nežinau, negaliu pasakyti, dar nebandžiau, bet va, galiu šitą, pabandysiu, galiu pasakyti. Tai va, šiaip tai maloniai, labai, matosi gerai atsidaro, kaip įrodo, neiškrenta gerai laikosi. Bet šiaip tai tokie malonus ausiniukai turėtų gerai groti. Tai tiek, apie garsą galėsiu pasakyti vėliau ar parašyti ką nors. Ačiū, kad žiūrėjo. Tai va, trumpai, kaip sakiau, apie garsą paklausysiu, pasakysiu. Pasiklausiau, super, ypač kaip jeigu jungi tą LDAC tenai telefone, kai pasijungi prie Bluetooth, atsidarai tą meniu ir įsijungi, garsas super. Už tokią kainą, tokias ausinės ten, nemanau, kad Samsungo kažkokia ten už 140 ar kiek, ten žiauriai kažkom labai skirtus. Neblogai, kai už tiek tokias ausinytės neblogas tikrai. Tai va, tai tiek. Tikrai čia toks geras jausmas, kai nusiperki gerą daiktą, užsidedi, pasijungi visų garsų ir taip maloniai jausis. Tai va, tai tiek. Sėkmės visiems.